Na, iš tiesų malonu, kad beveik iš visų Lietuvos didžiųjų miestų atvyksta pas mus įdomus ir talentingi žmonės. Taigi pabuvojome Aukštaitijoje, linkėjimai Panevėžiui, o dabar sukame savo ratus į Pajūrį, į Klaipėdą. Sutikime šokių kolektyvas Brigantina. Sveiki, sveiki, klaipėdiečiai. Kompozicija, kurią jūs atliksit. Kas čia tokio? Kas čia tų darbininkų pietų pertrauka? Maistą aš mačiau kvapnų ir gražų. Ir pasišokėjai, vat, kiek metukų jauniausiam? 7. 7. Tai papasakokit truputį apie numerį, kurį pašoksit. Nu, mes po darbo nusprendėme padaryti pietų pertrauką. Aš džiaugiuosi, kad jūs dar turite darbą. Ir turite ką daryti per pietų pertrauką, o ką jūs darote, mes tuoj pat pažiūrėsim. Sėkmės jums, Brigantina. 2 minutės šlovės prasidės, kai aš uždarysiu duris. Sėkmės. Retenybė, kai pas mus būna 0-0 praeis 2 minutėm. Tai matyt viskas buvo labai antiek super puikiai, kad sužavėjo ir publiką ir manau, kad taip pat sužavės ir komisija. Na matote, Brigantina plaukė ir nuplaukė savo 2 minutės šlovės. Kaip jaučiate? Nu, normaliai. Va. Aha, prieš žiūri sprendimą. Labai įdomu. Rimtai kalbant, tai buvo geras, stiprus pasirodymas, buvo labai atletiškas pasirodymas. Iš vyrukų pusės merginos savo dalį irgi atidirbo savo ruoštų. Buvo įdomu žiūrėti ir rezultatas rodo, niekas nepaspaudė ne vieno mygtuko, tai garbė jums. Ačiū jums. Aš vėl noriu pasidžiaugti, kad šį vakarą jau antri iš Klaipėdos žmonės. Labai smagu ir smagu, kad jūs tokią gerą aurą ir tokią nuotaiką gerą čia pas mus į studiją atnešėte. Tikrai labai buvo smagu žiūrėti, ten vyrukai atletiškus, ten tuos judesius taip šauniai darė, tikrai vietomis netgi įsižiojau. Super. Be abejo, man patiko, tai buvo nuostabu, tai buvo gražu. Tik tai aš pastebėjimus, aš galiu pasakyti, kad aš sakysiu taip, bet pastebėjimus apžaisti labiau radiją reikia, nes praktiškai aš turėjau pastebėti, kad vienas sukinėja radiją ir dėl to keičiasi
muzika, gal tą reikėjo kažkaip į pirmą planą, kad tai dėl radijos keičiasi muzika, nes vienam kažkaip norisi sukti. Ir antras dalykas, tarpusavį gyvumo, bendravimo akimis ar kažką, va, tik to, man atrodo, trūko, bet tai viskas yra pataisoma, buvo nuostabu ir gražu. Dėkui, dėkui. Gabija. Na, mane tai irgi visada stebina tai, kas man atrodo neįmanoma absoliučiai padaryti. Ir ypač mažasis dalyvis. Aš tiesiog tikrai įsižiojau, kai jis čia padarė tą santauką. Gerai, mes balsuosime. Jums Na, balsuokit, mes labai laukiame. Galim pradėti nuo manęs, nes aš jau pasakiau taip. Taip, vieną taip turime. Violeta, prašau. Aš be abejonės sakau taip. Ačiū, mes turime du taip. Aš irgi sakau taip. Ačiū Jums. Na, Gabija, tavo paskutinis žodis. Aš sakau taip, nes kaip suprantu, mano nuomonė vis tiek nieko nepasakė. Taigi, patenkinti Jūs. Taip, labai. Nagi, Brigantina iš Klaipėdos plaukia toliau į mūsų 2 minučių šlovės pusfinalį. Ačiū Jums labai. Bėkite pas kolegę. Paskutinės 10 sekundžių, kada jie visi atlikinėjo tai, tai buvo didžiausias įvykis. Iš tikrųjų, be abejo, tai užglaistė tą, kad kai radijos nesimatė, man, pavyzdžiui, aš norėjau tai matyti, nes sukinėja radijos, dėl to keičiasi. Tai dėl to ir muzika Kyšis savo. ir kyšis be abejo čia. Violeta godžiausias komisijos narys, kas yra viena. Nėra nepakankamų komisijų, yra mažai pinigų. Aš tiesiog buvau mandagi.